Sveiki, kaip visada apie tai, kas svarbu, įdomu ir naudinga žinoti. Kągi, po tos žinios, kad išsilaisvinimas arba išsilaisvinimo dienos paskelbimas Vašingtone reiškia papildomus 20% muitus Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga, aš manau, protingai neskubėjo, pamastė, nusiuntė pirmiausia siūlymą taikyti nulinius tarifus prekiams, o tai tikrai prilygtų laisvos prekybos susitarimui. Kągi, neigiamas atsakymas iš Vašingtono tik paskatino priimti kitokį sprendimą iš Europos Sąjungos. Tarp kitko, sprendimas nebuvo priimtas vienbalsiai, vėl vengrai siūlė netaikyti nieko. Žinoma, Orbano taktika, jis prieštarauja daugam, jis prieštarauja pačiai Europos vienybės idėjai, tačiau sprendimas buvo priimtas 25% Jungtinių Amerikos valstijų tam tikrom nustatytom prekiam. Tai yra soja, tai yra riešutai, tai yra kosmetika, tai yra drabužiai, tai ir plienas ir aliuminis, na ir dar kai kurios prekių grupės, kurios beje daugiausia ateina iš respublikonų valdomų valstijų. Tai yra taip vadinamosios raudonosios Jungtinių Amerikos valstijų valstijos arba, sakykime taip, teritorijos, kur respublikonai skelbia apie savo visuotinę pergalę. Tai yra ir ekonominis, ir politinis signalas. Žinoma, aš manau, kad labai gerai apgalvotas, tarp kitko Europos Sąjunga netaiko ar išėmė amerikietišką viskį, burboną iš to sąrašo. Prancūzija, Italija ir Airija pasistengė, kad jų alkoholiniai gėrimai nebūtų apmuitinti 200% tarifais. Kągi, kiekviena valstybė turi savo interesų, kiekviena rūpinasi savo kailiu. Meloni beje ruošiasi vizitui į Vašingtoną kitą savaitę. Pamatysime, ką jai pavyks ten išsiderėti papildomai. Turime, ką turime. Ir štai Trumpo pareiškimas apie 90 dienų pertrauką, 75 valstybių sąrašas, kur muitai nebus taikomi. Aš nustebau, pamatęs, kad ES valstybės, ES tenai pakliuvo 10%, 10%, taip sakoma, dangiškasis muitas bus taikomas ES prekiam. Bet sumaištis, neaiškumas ir apskritai, man atrodo, dar didesni skirtumai abiejose Atlanto pusėse. Aš jau nekalbu apie tikrai įsibėgėjusi prekybos karą tarp JAV ir Kinijos. Jo pasiekmes mes pajusime įvairiom prasmėm, bet aš turiu pasakyti, kad bloga Trumpo administracijos pradžia, kelianti iš tikrųjų daug klausimų, kaip mes iš tiesų konstruosime savo ateities santykius. Na ir kągi, atrodytų tuo laiku, kada reikia kontaktų, kada reikia pokalbių ir panašiai, štai pranešimas, kad Amerikos kongreso delegacija lankysis Europos parlamente šį penktadienį. Penktadienį, kada, na, sakykime taip, Europos parlamentas yra apytuštis. Ir dar turint omenyje, kad ruošiamasi Europos parlamento delegacijos su JAV vizitui į JAV. Kągi, abi delegacijos susitiks ore. Iš esmės, tik tai Roberta Metsola, pirmininkė parlamento, susitiks su JAV delegacija. Nežinau, kaip paaiškinti šitą nesusipratimą. Tai yra ir juokinga situacija, ir tuo pačiu grėsminga situacija, bet yra kaip yra. Kitaip sakant, dvi akis ar sesutės per kalnelį niekaip nesueina. Tikrai šios patarlės pamiršti negalime. Šią savaitę Europos parlamento užsienio reikalų komitetas pritarė Europos gynybos pramonės stiprinimo sprendimui. Tai žinome, tas vadinamas EDIP sutrumpinimas naudojamas šituo klausimu, pagreitinta procedūra, sakyčiau, solidi parama. Tai rodo, kad iš tikrųjų mes, kai kada reikia, skubama, darome ir padarome laiku ir gerai. Kągi, šis sprendimas ir šis pavyzdys, aš manyčiau, yra geras. Jisai rodo, kad galima taip elgtis, kada jaučiame ir spaudimą, ir
svarbą. Kągi, šį kartą tiek, kita savaitė yra vadinamoji žalioji, bus įdomus vizitai, aš taip pat dalyvausiu viename iš tų misijų Rytų Europoje, apie tai papasakosiu kitą savaitę. Kągi, iki.